Jeigu iš kaimo į miesto mokyklas vienu geltonuoju autobusiuku važiuoja mažiau nei 15 mokinių, tai vaikų surinkti iš kaimų niekas nebevažinės. Tokį protų sunkiai suvokiamą raštą rašytą Šiaulių miesto švietimo skyriaus gavo Lieporių kaime gyvenantis 5 vaikų tėvas. Iš Vienkiemio į Šiaulių miesto mokyklas visus 5 vaikus leidžiantis mokytis, daugiavaikis tėvas negalėjo patikėti, kad visi jo vaikai apie 7 kilometrus dabar turės kulniuoti mokyklon pėsti ir pliaupiant lietui ir žiemą. Dabar, kai pabliūro keliai, reiškia, prilijo, tai vežam savo mašiną, tokį turim seną, bet jin greit sulūš ir nežinau, kom tęsis tas. Ir yra daug norinčių važiuoti, kaip pernai važiavo, taip ir daug važiuotų, pilnas autobusėlis būdavo moksleivių, o dabar kažkodėl tai švietimas skyrius įsisukinėja, nenori važiuoti. Kurį laiką vaikai į miesto mokyklas vaikščiojo pėsti, vežė kaimynai, susitaisęs senutėlį automobilį, pats tėvas sėdo prie vairo. Vyriškis sako, nebegali kęsti tokio valdžios pasityčiojimo, esą jo 5 vaikus vežioti iš kaimo į Šiaulių miesto mokyklą neapsimoka. Jaučias, kad, reiškia, kaimo žmogus jau neturi nieko jisai turėti geresnį, tobulėti nieko, tik tai užspausta būtų ir viskas. Jau pusantro mėnesio iš Šiaulių miesto švietimo skyriaus nesulaukiantis nei paaiškinimo, nei autobusėlio, nei atsiprašymo, žmogus kreipėsi į Seimo narį. Vaikas iki 16 metų turi teisę į nemokamą mokymą ir patekimą į mokymo įstaigas taip pat. Vien tik toks atsakymas, kad mes turim tokią tvarką ir kažkokia tai neaiški komisija, kuri man nebuvo įvardinta netgi, kas toj komisijoje buvo nustatę, kad 15 vaikų turi būti grupė. Tai iš tiesų yra absurdiški sprendimai. Kaip matome, tai yra stumdymas, reiškia, problemos nuo vieno valdininko pas kitą. Ir man buvo irgi taip pat pasiūlyta, kad aš spręsčiau problemas ne telefonu klausdamas, kaip jas reikia spręsti, o parašyčiau raštą ir paskui, reiškia, man vėl atsiųs atsakymą, tada bus kažkokia vėl komisija, spręs ir panašiai. Bet mokslo metai jau prasidėjo ir vaikams reikia eiti į mokyklą. Šiaulių miesto švietimo skyrius iš pradžių apkaltino mokyklas, esą jos nesirūpina, kaip jų mokiniai atvažiuoja. Vėliau apkaltino tėvą, galų gale pažadėjo pagalvoti, galbūt geltonasis autobusiukas užsuks ir į Gudeikių kiemą, iš kurio į mokyklas važiuoja net 5 vaikai. Jeigu tėtis nebūtų beveik su ašarom pasibeldęs, ar būtų pradėta tai spręsti? Sunku pasakyti, nes jeigu niekas nesigriebia, mokykla nekelia problemos, kad vaikai negali atvykti į pamokas spalio vidurys, tai manėme, kad šitą vienaip ar kitaip tėvai išsisprendė patys, nes rajone gyvena vaikų ir daugiau, mes per 1000 vaikų turime iš rajono, jie įvairiais atvažiuoja būdais ir maršrutiniais ir ateina pėstute ir kažkaip kitaip. Ir tos problemos nekelia. Aišku, šitą aštriai taip iškėlė problemą, vienaip ar kitaip mes turime ją spręsti. Šis atsitikimas, kada atsisakoma atsivežti vaikus į mokyklas, iš tikro sukelia prieštaringų minčių, kai kiekviena mokykla kovoja už mokinių skaičiaus didinimą, nes kiekvienas jų ateina su beveik 4000 litų mokinio krepšeliu, 11 vaikų iš kaimo miestui pasirodo atsivežti per brangu. Daugiavaikis tėvas sako, kad Šiaulių miesto valdininkai betaupydami prarado sveiką protą. Čia ne krizė yra, o įsidirbinėjams iš kaimo žmonių paprasčiausiai. Taip, galvose krizė turbūt yra ten, viršūnėse.